Taip pat pasveikinkite kartu su komanda esantį Marijoną Petravičių. Ponios ir ponai, o dabar skambės buvusios Jugoslavijos Respublikos, Makedonijos ir Lietuvos Respublikos nacionaliniai himnai. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthems of former Yugoslav Republic of Macedonia and Lithuania. Labas vakaras. Viena šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Lietuvos rinktinė tiki TV3 Play. Mano TV3 internete. Dar kartelį labas vakaras visiems Lietuvos krepšinio aistruoliams. Keliamės mes į Kauno areną. Jau dabar pradėti šios duos rungtynių transliacijai. Lieka mažiau nei 3 minutės iki to momento, kai bus išmestas ginčo kamuolys. Jūsų ekranuose lyginamoji statistika tarp Bo Makalebo ir Šarūno Jasikevičiaus. Ir jūs matote, kaip sėkmingai Šarūnas Jasikevičius sužaidė paskutinės rungtynes. 17 taškų, 5 pataikyti metimai svarbiais momentais. Ir tas paskutinis viską nulėmęs perdavimas Jonui Valančiūnui. Ketvirtfinalis šį vakarą, žingsnis link medalių. Žingsnis ten, kur jau galima bus kovoti dėl kelialapio į Londono olimpiadą, tačiau tą žingsnį reikia peržengti ir jis yra vienas iš sunkiausių. Tomas Pačėsas šį vakarą komentuoja rungtynes kartu su manimi ir ko gero tą gali patvirtinti. Labas vakaras, Tomai. Taip. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Nu ką, laukia mūsų sunki kova, aš galvoju. Ne dėl to, kad Makedonijos komanda stipri. Aš galvoju dėl to, kad varžybos yra lemiamos, kaip pats paminėjai, yra lemiamos ir iš tikrųjų ta atsakomybė, aš galvoju, mes juos susitvarkysim, tai turėtų būt kaip šeikėm ir prieš transliaciją, turėtų būti tokias rezultatas kaip su Ispanai šiandien 21 taškais įveikė Sloveniją. Jie pirmoji komanda, kuri pateko į pusfinalį. Varžovo komandos startinis penketas jūsų ekranuose. Na, man šiandien teko kalbėti su Jonu Kazlausku. Tai Jonas Kazlauskas sakė, kad
Jeigu kas nors prieš čempionatą būtų leidęs pasirinkti ketvirtfinalio varžovą ir tarp 4 variantų būtų pateikęs Makedonijos komandą, kiekvienas lietuvis būtų pasiėmęs šitą varžovą į ketvirtfinalio porininkus, dėl to, kad tikrai tai nėra krepšinio galybė. Tačiau tai yra tamsusis arkliukas, kuris pateko čia ko gero neatsitiktinai. Makedonai pralaimėjo tik tai 2 kartus šiame Europos krepšinio čempionate, pačias pirmasias rungtynes juodkalniečiams, po to iškovojo 6 pergalės iš eilės ir vos nepalaužė rusų. Nes jeigu ne Sergejus Monios fantastiškas metimas, šiandieną ketvirtfinalis būtų kitoks. Dabar jis yra toks, koks yra. Ir Lietuvos komanda šiandien pamėgins išnaudoti visus pranašumus. Kęstutis Kemzūras sakė, kad mes iškosime savo pranašumų visur, kur galime. Kur šiandieną yra Lietuvos pranašumai? Aš galvoju visur. Visur, kiekviename elemente, krepšinio elemente mes turim persvarą. Jau nekalbant apie suolą, apie mūsų atsarginius žaidėjus. Taip, kad aš galvoju, tas intensyvumas, ką mes laikome puolime, kur daugelis komandų negali mums atsilaikyti, tą reiktų laikyti, primesti tempą. Ir svarbiausia, aš galvoju, svarbiausia susitvarkyti su mūsų psichologija, su nerviniu stresu, bet aš ramus, aš galvoju, kad tokios patyrusios komandos mes senai neturėjome. Ir galvoju, tiem žaidėjams neturėtų būti didelis kažkoks tai ir sunkus momentas tas susitvarkyti. Nors žiūrovai tam verčia daryti. Mes esam strese, tiek mes abudu sėdėdami čia. Tiek visi sėdėdami prie televizorių ekranų. Tiek visi sėdėdami, o kalbant apie žaidėjus ir trenerius. Taip, kad galvo, čia yra pagrindinis aspektas, į kurį mes turėtumėm kreipti dėmesį, o kas liečia krepšinį, tai aš galvoju, mes turim kiekvienai pozicijai persvarą. Ir mūsų pick and rollas, kuris dirbo paskutinės varžybas su vokiečiais, aš galvoju, jis dirbs ir šiandien ko puikiausiai, taip kad turėsim daug laisvų metimų iš distancijos. Nu, matysim, išlaikysim tas